Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė. Ir šį kartą apžvelgsime štai tokius įvykius. Šiandien minime Tarptautinę moters dieną. Raseinių ligoninės pacientai jau yra šviečiami naujų modernių rentgeno aparatu. Ūkininkų sąjungos Raseinių skyrius nuo šios savaitės jau turi naują skyriaus pirmininką. Šiandien Raseinių krašto moteriams ir vyrams ypatingas policijos pareigūnų dėmesys, gerąja prasme. Šiaulių apskrities vyriausiojo komisariato pareigūnai pradėjo prevencinį projektą Nesmurtauti įmanoma. Jis pradedamas šiandien ir tęsis iki kovo 22 dienos. Ši prevencinė priemonė pradėta minint Tarptautinę moters dieną ir pavadinta Mano moteris laiminga. Kaip teigiama Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato išplatintoje informacijoje, atsižvelgiant į tai, kad absoliuti dauguma 96% smurtautojų yra vyrai, ši diena yra puikia proga atkreipti jų dėmesį į smurto artimoje aplinkoje problemą bei paraginti įsijungti į nesmurtaujančių vyrų gretas. Kovo 8 minint Tarptautinę moters dieną, Šiaulių apskrities vyriausias policijos komisariatas organizuoja akciją Mano moteris laiminga. Skirta smurto artimoje aplinkoje prevencija. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dauguma smurtaujančių šeimoje yra vyrai, todėl būtent šią dieną yra puikia proga atkreipti dėmesį į smurto artimoje aplinkoje problemą bei paraginti vyrus įsijungti nesmurtaujančių vyrų gretas. Ir šią dieną policijos pareigūnai stabdysim vairuotojus ir dalinsim mašinos kvaptukus, informaciją, kad nesmurtautų, tiesiog vietoj smurto dovanotų moterims gėles. Tokios priemonės jūsų nuomonė jos yra veiksmingos? Na, pamatysim, tikėkime, kad bus veiksmingas. O daugiau tokių panašių akcijų ne tik kovo 8, bet galbūt ir kitomis dienomis ar kažkas yra numatyta? Žinokit, nežinau, bet tikiuosi, kad yra, nes kiek suprantam, kad ši problema yra gan didelė ir ją reikia spręsti. Šią dieną pasirinktose vietose buvo stabdomos vyrų vairuojamos transporto priemonės. Sustabdytos transporto priemonės vairuotoją policijos pareigūnai paragins nesmurtauti, netoleruoti smurto ir pagarbiai elgtis su moterimis. Jiems taip pat bus dovanojamas automobilio salono kvapiklis su prevencinė informacija apie smurtinio elgesio padarinius bei skatinimu pagarbiai ir tolerantiškai bendrauti šeimoje. Sakykite, ar gerai yra, kad tokios akcijos vykdomas ir ar tai iš tikrųjų padėtų? Mano manimu, tai tikrai padėtų, nes vis tik tai toks atvirumas ir kada skelbiama visuomeniai viskas, tai yra pats turbūt geriausias būdas, kad viešumas, kaip sakoma, pats geriausias būdas išaiškinti trūkumus. Tai puikiai. Aš tai manau, kad padės. Taip, vis tiek. Manau, kad padės. O vertinam tai puikiai. Tai taip ir turbūt. Vertėtų galbūt daugiau ne tik kovo 8 surengti tokių akcijų, stabdyti vairuotojus panašiai kelyje. Dėl stabdymo nežinau, bet tą akciją tai vertinu puikiai. Gal reikėtų, tai vis tiek malonu yra, kada sustabdo ir taip maloniai pabendrauti gali ir dar gėlių gauni. Sakykite, trumpai jūsų nuomonę, kaip tą smurtą šeimoje vertėt, kokiamis priemonėmis, ką reikėtų daryti, kad jisai visgi liautųsi, nes procentaliai tai yra labai dideli skaičiai. Vis tiek turėtų būti kažkokias nors griežtesnės bausmės smurtautojams, aš taip manau. Nežinau. Nežinau. Bet tikriausiai reikėtų jau pradėti nuo mažens, nuo vaikų, nuo mokyklos, iš viso, kad visuomenė būtų iš viso nepriimtina tokie dalykai. Vis tiek nuo visuomenės, mūsų visuomenė dar kol kas to smurtą matytis iš kažkur iš praeities, iš kur jis yra toksai kaip ir toleruojams yra. Kaip tam sako, kad jeigu muša, tai myli, ne? Taip ir yra, tai dar. Tai va, tai čia turi keistis požiūris, bet jis aišku keičiasi. Vyrai linkę smurtauti, ką reikėtų daryti tuomet? Aš nelinkęs, tai man nereik nieko.
Na, o mūsų krašto policijos pareigūnai pagerbė dėmesiu savo bendradarbės ir kolegės, dirbančias teisėtvarkos bei teisėsaugos sferose, regis nutarė maloniai nustebinti ir kelių eismo dalyvės, mūsų krašto moteris. Jau pusmetį vykstantis remontas Raseinių ligoninėje išvargino ir pačius darbuotojus, ir pacientus. Tačiau pasivaikščiojus po remontuojamas patalpas ištinka tikrai lengvas šokas.
Pradedant nuo šviesios ir erdvios būsimos registratūros, kurioje paciento eilės tvarką reguliuos skaitmeniniai informaciniai stendai, atnaujinami fizioterapijos kabinetai. Planuojamos teikti ir naujos paslaugos tokios kaip vandens procedūros ar vaikų su specifiniais poreikiais ugdymo paslauga. Dalis šių patalpų dar remontuojamos, tačiau pavyzdžiui rentgeno kabinetas jau naujoje vietoje buvusios registratūros patalpose. O esminė naujiena – naujas labai modernus rentgeno aparatas, kuris patogus ne tik darbuotojams, bet ir pacientams. Šitas rentgeno aparatas ir šitos patalpos yra įrengtos įgyvendinant projektą ES lėšomis finansuojama ambulatorinių paslaugų plėtra ir stacionarinių paslaugų optimizavimas Raseinių ligoninėje. Ir jame buvo numatyta, kad mes modernizuosim rentgeno kabinetą, įsigysim naują rentgeno prietaisą. Kaip matot, yra atliktas ir patalpų remontas pilnas ir jau įsigytas ir sumontuotas ir pradėjo veikti naujas rentgeno stacionarinis 2 vietų rentgeno prietaisas, su kuriuo mes atliekam visus rentgenologinius tyrimus, tiek plaučių, tiek galūnių rentgeno nuotraukas, stuburo ir kitas, kurios yra reikalingos atliekant rentgeno tyrimus. Aparatas yra modernus, jis yra pritvirtintas, kaip matot, prie lubų. Dėl to darbuotojams yra lengviau dirbti, tiesiog pacientą kartais galima net nenukeliant nuo vežimėlio ar net iš lovos neiškeliant, galima jam atlikti rentgeno nuotraukas, tai yra tiesiog nereikia fizinės jėgos personalui, tai yra patogiau. Aparatas yra visiškai naujas, japonų gamybos, tikrai geras, patikimas, džiaugiamės, personalas taip pat džiaugiasi, labai greitai išmoko juo naudotis. Ar tiesa yra tai, kad jau pacientui toli gražu ne kiekvienam bus įteikiama ta vadinama nuotrauka, taip kaip būdavo anksčiau? Taip, įgyvendinant tą patį projektą jau anksčiau buvo įsigyta rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema ir atlikus rentgeno tyrimą vaizdas nuskaitomas ant specialios fosforinės plokštės, vėliau su specialiu prietaisu yra tas vaizdas nuskaitomas ir skaitmenizuojamas ir tiek rentgeno technologės, tiek gydytojai radiologai, tiek kiti gydytojai jį mato savo kompiuterio monitoriuje. Tai mums palengvina darbą, nes jau tik atlikus tyrimą, to jau tiek skyriaus gydytojai ar poliklinikos gydytojai gali matyti savo ekrane, jį galima analizuoti įvairiai, keisti jo ryškumus, atlikti įvairius matavimus, tai yra didžiulis skirtumas su tuo, kai anksčiau buvo atliekamos rentgeno nuotraukos. Tik išimtinais atvejais, jei pacientas vyksta kur tai konsultuotis, jam dar atspausdiname nuotrauką, tą vaizdą ant filmos, galime atspausdinti ant popieriaus. Ateityje, net labai netolimoje ateityje, plėtojant telemedicinos paslaugas, kai ir kitos įstaigos galės tokius vaizdus priimti, tiesiog tos nuotraukos iš vis bus nebereikalingos. Tiesiog mes tą vaizdą galėsim iš vieno kompiuterio pasiųsti į kitą kompiuterį ir tas vaizdas ant nuotraukos jau jisai praktiškai gyvena paskutinės, negalim sakyti gal dienas, dar manau, kad gal ir metus kitus, bet jau greitai jų nebeliks. Pasak šios įstaigos vadovo, telemedicina jau nebe naujas terminas. Skaitmeninės technologijos labai lengvina ir spartina medikų atliekamų paslaugų kokybę. Jo nuomonė, neilgai reikės laukti ir skaitmeninių receptų. O šiandien, kaip juokavo patys medikai, rentgeno nuotrauka gydančio mediko kompiuteryje atsiranda ženkliai greičiau, nei pacientas po švietimo procedūros spėja apsirengti. Jau nebetoli ta diena, kai Raseinių ligoninė savo pacientus priiminės jau moderniai įrengtose patalpose, kuriuose šiandien dar savo darbus skuba baigti apdailos specialistai. Manau, kad remonto darbus ir tikrai jau baigiame šiomis dienomis. Dar šiek tiek užtruks galbūt baldų sustatymas, kiti dar įvairūs darbai, bet manau, kad jau už 2 savaičių jau kai kurie kabinetai pradės dirbti naujose patalpose. Na, o manau, kad per kokį mėnesį gal jau užbaigsime ir visus pagrindinius darbus. O perspektyvoje, ar jau esate numatę, ką dar tobulinti? Planų yra labai daug, tačiau šiai dienai neturime finansavimų, tai dar sunku ką nors pasakyti. Šią savaitę vyko Ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Skyrius vienija apie 80 mūsų krašte žemdirbyste ir gyvulininkyste besiverčiančių ūkininkų.
Skyrius vienyje apie 80 mūsų krašto žemdirbiste, gyvulininkiste besiverčiančių ūkininkų. Pagal galiojančią tvarką pasitvirtinę darbotvarkę 44 sąjungos nariai atvykę į ataskaitinį susirinkimą buvo pasirengę išklausyti pirmininko Albino Gruzdžiūno ataskaitą. Jis vadovo pareigas užėmė net 1,5 metų. Dar prieš skyriaus vadovai atsiskaitant, ataskaitinio susirinkimo pirmininkas Vincentas Macijauskas susirinkusius informavo, kad pirmininkas yra pateikęs atsistatydinimo prašymą. Skyriaus vadovas gan pesimistinė gaida pradėjo ataskaitą. Skyriaus taryba pakankamai veikli, aktyvi, tačiau nario mokesčio surenkamumas labai prastas, o vykdyti skyriaus funkcijas reikia. Nuolat mokančių mokesčius yra viso labo vos daugiau nei 20 iš 80. Veikloj visuomeniniai tai labai pasijungus iš visi. Nors abiems galbūt ir ne tiek aktuali ta ūkininkų sąjungos veikla, vis tiek jie jau išgyvens. Bet smulkesnėje tai tiesiog nesuprantama. Visi, kad niekas nieko nedaro, bet kas turi daryti, jeigu ne mes. Netgi jeigu mokesčius sunku susimokėti, o vis tiek išlaidos tam ir pirmininkui, ir taryboje, kas mėnesį suseinam, aktyvus, gana draugiškai veikla vyko ir Respublikos mastu mes, kaip čia pasakyti, daug triukšmo problemų kėlėm, bet išeidavo tik tai triukšmas, naudos kaip ir nebuvo. Apšaukiami, tai politikėrės išvadinami būdavom, mes kad yra kaip yra, nes čia kažkur iš aukštai yra mes skaidomi, skaldomi, grupuojami pieno ūkiai, grūdų ūkiai, sliekų, sraigių, smulkų, stambus ir pasimetę visi, bendro tikslų neturim, nusivylę, jaunimas išvažiuoja, perspektyvų nematom, kai nėra perspektyvos, nėra aktyvumo ir kas belieka, nykstam po truputėlį. Jaunimas išvažiuoja, nežiūrint to, kad žiniasklaida visur propaguojama, kad labai klesti ūkiai, bet tai yra tikrai stambus ir jų yra labai mažas procentas per 1000, gal 1,5 virš 14 dabar vienetų. Praėjusį savaitgalį Anykščiuose vyko regionų krepšinio lygos sporto šventė, kurioje pasirodė ir šioje lygoje žaidžiantys Raseinių Rasai krepšininkai. Pagrindinis žvaigždžių dienos akcentas – krepšinio varžybos tarp B ir A divizionų, rytų ir vakarų rinktinių. Taip pat buvo rungiamasi dėl 2013 metų RKL snaiperio ir oro karaliaus titulo. Nors šiose nominacijose nei vienas iš Raseinių Rasai žaidėjų nelaimėjo, tačiau raseiniškis Karolis Guščikas pripažintas naudingiausių žaidėjų A diviziono rytų ir vakarų mače. Šį šeštadienį Anykščiuose įvyko jau regionų krepšinio lygos žvaigždžių diena. Žvaigždžių dienoje buvo pagal programą, rytai vakarai, geriausių žaidėjų mačas. Iš kiekvienos komandos buvo šitą parinkti 2 geriausi žaidėjai iš rytų diviziono, kaip galim pasakyti, ir vakarų. Taip pat buvo dėjimo į krepšį konkursas organizuotas, kur dalyvavo irgi labai daug norinčių, ir buvo tritaškių metimo konkursas organizuotas. Mūsų komandai atstovavo žvaigždžių dienoje, dalyvavo vakarų rinktinėje, dalyvavo Valdemaras Sebastianovas ir Karolis Guščikas, o dėjimo konkurse dalyvavo Šarūnas Dimša, o tritaškių metimo konkurse dalyvavo Aurimas Karbauskas. Kaip sekėsi mūsiškiams? Aš galvoju, kad pačią šitą žvaigždžių dieną rytai vakarai labai papuošė mūsų žaidėjų žaidimas. Aš džiaugiausi jais, nes kadangi teko būti tos rinktinės vienam iš trenerių, tai besidėdamas ant suolelio tikrai ir buvo šitą smagu žiūrėti į mūsų vyrų žaidimą. Ir to įvertinimas buvo, kad mūsų Karolis Guščikas gavo naudingiausio žaidėjo prizą. Nors tas varžybas ir šitą pralaimėjom, žinot, tos žvaigždžių dienos varžybos visą laiką būna tokios daugiau reklaminio tokio stiliaus, žinot, mažiau gynybos, daugiau puolimo. Tai Karolis tikrai buvo savo vandenyse ir jisai ten daug gražių momentų turėjo. Valdemaras žaidė taip pat puikiai.
Ir nors ir teko pralaimėtas varžybas, bet tikrai likom patenkinti tuo maču. Dėjimo konkurse šitas Šarūnas Dimša tikrai, kaip pasakyti, gerai atstovavo mūsų komandą. Dėjimai tikrai buvo gražus, pavykę, bet žinot, čia dėjimo konkursas yra nenusakomas, bet tikrai džiaugiamės jo šitą pasirodymu. O tritaškių konkurse Aurimui Karbauskui kiek nepavyko, kadangi pats, kaip žinau, ką reiškia kietas lankas, kai spjauna kamuolį iš lanko, visų rezultatai dalyvių nebuvo aukšti. Bet Aurimui tikrai nepavyko, bet, ką darysi, tokia diena buvo, bet viskas gerai. Raseinių Rasai, esantis turnyrinės lentelės 4 vietoje, jau šį penktadienį 18 val. Karpinės sporto salėje pradeda žaisti atkrintamąsias rungtynes su Kretingos Kretinga ekipa. Šį penktadienį 18 val. Karpinėje pirmos atkrintamos varžybos, kadangi mes užėmėme 4 vietą, tai dabar mūsų varžovai bus 13 vieta, tai bus Kretingos Kretinga. Kaip sekasi ruoštis? Žaidėjai netraumuoti, kaip nusiteikę? Žinokit, kad kas patį pasirengimą tikimės, kad jau ir Edgaras Rupeika žais, jau jisai pradėjęs aikštelėje sportuoti. Toliau kiek tokios smulkios traumos yra, bet žinot, be jų nebūna. Mūsų jau toks sportininkų gyvenimas, kad visko būna, bet tikimės, kad viskas bus gerai. Kągi, šį kartą naujienų tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote. Gražios be abejonės šio vakaro šventės jums.